dėl vilkikų susigrąžinimo, kad jie čia piltųsi, jokios garantijos kaip ir nėra. Ministras mini, kad nėra jokios garantijos, kad sunkusis transportas sugrįš ir pirsis čia. Yra garantijos keliant arba išlaikant pakankamai aukštą akcizą, kad tas vartojimas mažėja. Jūs matot, statistika mažėjimas akivaizdus. Tai jau yra 100% garantija. Valstybė planavo iš tokių sprendimų surinkti papildomus 200 milijonų eurų pajamų, bet akivaizdžiai matom skaičius, kad geriausiu atveju bus surinkta tik pusė. Jūs matote 100% garantiją dėl to, kad tikrai mažėja. Dizelinio kuro vartojimas mažėja. Jisai sumažėjimas per metus yra apie 150 milijonų litrų. Einate su pasiūlymu nekeisti, neieškoti kitų būdų ir sakom, nerizikuokim. Tai man primena taip tokia sunkiai pagydomos lygos gydymą. Mes matom, kad vaistai nepadeda, bet gal geriau nerizikuokim, tegul toliau taip eina, nerizikuokim kitais vaistais, nes gal greičiausiai nebus geriau. Kuras Lietuvoje bus brangesnis negu kad Lenkijoje. Tai jeigu mes norime, bent jau sakykime, taip kaip irgi Viktoras Fiodorovas labai teisingai su tais vaistais buvo davęs tą pavyzdį, nėra garantijų, kaip ir finansų ministras sako, kad visi tie pardavimai atgal pas mus sugrįž. Bet tiesą sakant, toliau eiti šituo keliu, irgi nėra labai didelės prasmės. Tai tada nebelieka jau nieko kito, kaip pabandome eliminuoti tą priežastį, kurą vėl Lietuvoje padarome pigesnį nei Lenkijoje. Iš principo turėtų tą sprendimą priėmęs asmuo, kad pirksiu ten, kur pigiau, piltis čia Lietuvoje. Mes tikrai sugrįšim atgal į Lietuvą. Yra gręžiamasi nuo dizelinio kuro. Taip, sunkusis transportas turbūt neturi alternatyvų, bet lengvajam transporte lengvieji automobiliai akivaizdžiai mažėja dizelinių. Jūs rasite turbūt kokius 5-6 modelius iš visų parduodamų Lietuvoje, kur galėsite nusipirkti su dizeliniu varikliu naują automobilį. Kai klausai, pavyzdžiui, apie dizelinius automobilius 5 rinkoje esančius, tai netrodo patikimai visi kiti skaičiai, kuriuos jūs patikinėjat. Kritimas beje yra 10%, o ne 15%, kaip dažnai sakoma. Pardavimai pagal VMI kiekiai 16,7%. Šiandien atsidarykit VMI ataskaitą ir tas yra akivaizdu. Programai labai aiškiai parašyta, laikinai stabdysime dizelino akcizo didinimą. Tai kaip šitą vyriausybės programos nuostatą planuojate įgyvendinti? Taip, tai iš tiesų programai parašyta laikinai pristabdyti dizelino akcizo didinimą, tai būtent tai ir siūlo. Stabdysim, nepristabdysim parašyta. Stabdysim CO2 dedamosios didėjimą. Tas noras daugiau išpilstyti turbūt susiveda į tai, kad 14 degalinių turbūt turės didesnės apyvartas